Projektą remia Lietuvos Respublika. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Projektą vykdo asociacija Naujos jungtys. Neįteisinta nedarbo diena daugeliu suaugusiųjų turinčių mokyklinio amžiaus vaikų. Nevalstybinė, bet daugelio šeimų šventė. Šios rugsėjo pirmosios skambučiai Lietuvos mokyklose į klases sukvietė net 35 000 pirmokėlių. Visi jie išdidžiai su gėlėmis žingsniavo į naujas klases. Nedrąsiai sveikinosi su pirmąja mokytoja ir netvirtai rankutėse spaudė įteiktą simbolinį dokumentą, pabrėžiantį mokinio statusą. Pirmokų pasus, kuriuose įrašyti prezidento, švietimo ir mokslo ministrės sveikinimo žodžiai, žymiausios istorijos datos, valstybės šventės. Mokslo metų pradžią žyminti rugsėjo 1 įrašyta atmintinų dienų įstatyme kaip mokslo ir žinių šventė. Nesvarbu, ar tu įžengi į mokyklą pirmą kartą, ar įžengi daug vėliau savo gyvenime, net atitolęs nuo tos mokyklos, tai yra savotiškai jaudinantis momentas. Kadangi tai primena nueitą kelią, žinias, mokytojus ir patirtį. Ir aš turėčiau palinkėti tikrai visiems jaunimėliui, visam jaunimui, kad jie savyje išnešiotų tą meilę mokyklai, tą laikotarpį, kuris jos formavo, jiems suteikė galimybę žengti į gyvenimą, kuris yra, kaip sakant, gal kartais žiaurus, naujoviškas, iššaukiantis, ir kad jie būtų pasiruošę, kaip sakant, tos gyvenimo iššūkius sutikti. Tik ne visi tuos iššūkius pajėgia sutikti, o ir šventė ir jos sukeltos emocijos labai greitai išblėsta. Daugeliu, jei ne kitą dieną, tai jau po kelių savaičių. Beje, net gėles rugsėjo 1 vieni neša ir dovanoja nuoširdžiai, kiti tik todėl, kad yra tokia tradicija. Įteikiai gėlę, šventė pasibaigė. Tačiau čia nekalbėsime apie skurdžias mokymo bazės, mažus mokytojų atlyginimus, tinkamą ar netinkamą mokymo sistemą. Bėdų turime. Čia kalbėsime apie mokinius. Apie juos kalbame mažiausiai. Gera jiems mokykloje ar ne, saugu ar pavojinga, priimtina ar visiškai ne. Tiesa, pirmokams šventė trunka kiek ilgiau, tol, kol nesusiduria su sunkiomis mokymo programomis, ne visada norinčiais tave suprasti ir girdėti mokytojais, priešiškai nusiteikusiais bendraklasiais koridoriuose. Priežasčių ne viena. Dėl mažėjančio vaikų skaičiaus šalyje mokinių skaičius Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose mažėjo nuo 2000 metų. Per pastaruosius 5 metus bendras mokinių skaičius sumažėjo daugiau kaip 40 000 ir prognozuojama, kad toliau mažės. Tačiau kitas skaičius didėja. Lietuvos statistikos departamento ir švietimo bei mokslo ministerijos duomenimis šiuo metu šalyje mokyklos nelanko 500 mokinių. Šis skaičius pastaraisiais metais didėja. Tik jis kol kas nepavijo kito skaičiaus – duomenų apie nelankančių mokyklos vaikų. Vaiko teisų apsaugos kontrolieriams savivaldybių administracijų švietimo skyriai teigia, kad tokių vaikų turime kelis tūkstančius. Prieš porą metų apie 2000, pernai jau turbūt 3000. Šie duomenys yra netikslus, kai kur visiškai nerenkami. Nėra ir kriterijų, kuriais remiantis įvardyjami, vengiantis lankyti, ar jie epizodiškai ar nereguliariai lankantys vaikai. Daugiausia nelankančiųjų 6, 7 ir 8. Tačiau ar yra problema? Ar tikrai vaikų vengimas lankyti mokyklą yra tapęs socialinė problema? Ar galime kalbėti apie vaikų ir suaugusiųjų konfliktą ir vis gilėjantį bei labiau plintantį? Sveiki gyvi. Nežinau kaip jums, bet man, ši informacija, kurią ką tik išgirdau, ši žinia, kurią ką tik išgirdau, išties buvo naujiena. Daugiau nei 2000 mokyklinio amžiaus vaikų kasdien neišeina į mokyklas. Teisybės dėliai reiktų pasakyti, kad tikslios statistikos mes ir nežinom, mes ir nesuskaičiuojam, kiek tų vaikų neišeina į mokyklas dėl vienų ar kitų priežasčių. Mokyklų nelankymas gimdo tolimesnės problemas, rimtesnės problemas. Vaikai smurtauja, girtuokliauja. Mums visiems ir savo, aišku, pridaro daug bėdos, daug rūpesčių. Tad mes čia susirinkom kaip tik ir pasiaiškinti šiandien, padiskutuoti, kodėlgi mūsų vaikai nelanko mokyklų. Kas dėl to atsakingas? Ar vaikai už tai atsako, ar jų tėvai, ar mokytojai?
Taip pat pasiaiškinti, kągi galima būtų padaryti, kad šią problemą galėtume visi bendromis pastangomis įveikti. Pakvietėme ne tik mūsų atsakingus valdininkus, mokytojus, tėvus, bet kartu su mumis mokiniai, mokyklų, kelių mokyklų moksleiviai, kurie tikriausiai kaip niekas kitas geriau nežino, kodėl jų bendramžiai neišeina į mokyklas. Tiesiog dabar norėčiau pristatyti mūsų pašnekovus, šios laidos dalyvius. Su mumis šiandien Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas. Sveiki gyvi. Labadiena. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos socialinė pedagogė Dalia Dzigienė. Labadiena. Labadiena. Mūsų laida taip pat atvyko tėvų forumo narys Audrius Murauskas. Sveiki, ponia Audriau. Aš pradėdamas laidą pasakiau, kad joje dalyvauja ir vaikai. Aš norėčiau pradėti laidą ne nuo jūsų, garbus pašnekovai, bet noriu pradėti laidą būtent nuo vaikų. Ir noriu kreiptis į jūs, tiesiog, kad jūs man pasakytumėt, ką jūs galvojate apie savo mokyklą, apie dabartinę mokyklą, kas jums ten patinka, kas nepatinka. Ar jums gera šiandien mokykloje? Ką galvoja trakai? Manau, visų pirma, mokykla yra mokymo institucija. Tai yra pirmas požiūris į mokyklą, tu atini mokytis. O po to yra sąlygos, ar tu gali mokytis, ar tu negali mokytis, ar yra kažkokie trukdžiai tam. Kokios tos sąlygos mokykloje? Ar jos jūs tenkina, tos sąlygos, mokymosi sąlygos? Mokymosi kokybė, bendra atmosfera, santykiai su mokytojais? Jeigu vaikas nori išmokti, jis išmoks. Nenorinčio vaiko tu neišmokysi nieko. Taip sakant, viskas priklauso nuo paties žmogaus. Su pirma, jo mokinys pats motyvacijos. susidaro kažkokią tais atmosferą aplink save mokyklai. Jūs praleidinėt kada nors pamokas? Esat praleidę? Kodėl bėgot iš pamokų? Namo norėjau greičiau. Namo greičiau. Jo. Na ir šiaip, dėl draugų įtakos, sako, vienas išeina iš pamokos, einam ir kartu tu. Ir išeini, Ką tuomet veikėt? einam namo, į miestą pasivaikščioti, prasiblaškyti. Aš noriu kreiptis į mūsų pašnekovus ir pirmiausia į Alvydą Puodžiuką. Mes girdėjom tą statistiką ir, ji pakankamai netiksli šiandien. 2 ar 3 tūkstančiai moksleivių nelanko mokyklų. Koks yra šios problemos aktualumas jūsų akimis šiandien ir, kodėl tos nėra tikslios statistikos? Kodėl mes nesuskaičiuojam, kiek šiandien Lietuvoje vaikų nelanko mokyklų? Tai sudėtingas klausimas, kadangi nežinom kartais, kiek sieną kerta išvyksta vaikų su tėvais. Išvyksta į užsienį dirbti ir tokios apskaitos nėra. Bet duomenų bazė, mokinių apskaitos duomenų bazė kasdien tikslėja. Ir noriu priminti, kad jau nuo šių metų vidurio pradėta gyvenamos vietos deklaravimas atiduotas į savivaldybės, tiksliau į seniūnijas, ir mes tikimės, kad pagal gyvenamą vietą bus lengviau suskaičiuoti tiek vaikus, tiek ir gyventojus. Tai tikimės, kad dar turėsime tikslesnius duomenis. Bet pernai metų duomenimis, aišku, teisingai apie 500 mokinių nelankė visai mokyklos. Priežastys įvairios, ir socialinės, ir nenoras mokytis, o nenoras mokytis arba, kaip paminėjo, pradedinėjimas. Tai man atrodo, kad susidaro, ir aš pats buvau mokinys ir kartais susidaro įspūdis. Ar pabėgdavot iš pamokų? Taip. Ačiū už atvirumą. Bet reiškia, pasidaro, jeigu prevencijos mokytojai nedaro, tai pasidaro taisyklė ir pasirodo malonumas neiti į vieną ar kito dalyko pamoką. Bet čia jau mes suaugę, tai yra mokytojai, mokyklų vadovai, turime ir tėvai kartu, turime užkirsti kelią. Tam, kas mokiniams, arba tiksliau visiems mums, galbūt kaip žmonėms, labai patinka nieko neveikti arba daryti taip, kaip negali. Žiūrėkit, o gal čia nieko blogo vieną kitą kartą nenueiti į mokyklą? Galbūt vieną kitą kartą taip, bet aš nesutikčiau, kai darosi sistemingai arba ateina vienas į savaitę, išeina iš namų. Mokyklos nepasiekia. Tai va čia turbūt mes turime labai operatyviai spręsti. Ir čia galbūt, reiškia, laidos toliau metu mes dar kalbėsim apie tai, bet turime priemonių, kaip tai turim daryti. Gyvenimas turi savo šviesėje ir tamsėje pusės.
Dar vaikystėje mes atsidūrėme jų kryžkelėje. Daugiau nei 2000 Lietuvos vaikų vengia lankyti mokyklą. Kasmet šis skaičius vis auga. Nepatvirtintais duomenimis tokių vaikų gali būti keletą kartų daugiau. Kodėl? Abejingumas šeimoje, mokymosi sunkumai, mikroklimatas mokykloje, nesutarimai su mokytojais, prievarta ir patyčios. Vaikui dar labai sunku atskirti, kur juoda, kur balta. Mes visi galime jam padėti. Nepalikime jo vieno. Kitas labai svarbus klausimas tai mokyklų dar saugumas. Kiek aš buvau užsienio šalyse? Pamokų metu prasideda pamokos, mokykla užrakinama, uždaroma ir niekas neįeina į mokyklą. Pertraukos irgi, reiškia, apibrėžtos teritorijos, kur jie gali būti. Bet vėlgi niekas negali padikti mokyklos teritorijos. Gerai, nubalsuokim, kas už tai, kad mokyklos būtų uždarytos nuo 9 iki 3, tarkim. Sutinkat, kad reikėtų mokyklas izoliuoti nuo visuomenės, izoliuoti nuo miesto mokymosi metu? Kas sutinka? Pakelkit rankas. O, mokytojai. Kas už tai, kad mokyklos būtų aptvertos ir jose būtų vaizdo kameros? Niekas? Kodėl? Kodėl manot, kad tai nepadėtų jums jausti saugesniais? Buvo problema iš karto atsiranda. Ir manyčiau, kad galbūt tos kameros nelabai išspręstų tą problemą. Tačiau saugi aplinka ir mokykla atskirta, tarkim, nuo miesto, tai duotų, manau, reikšmingų rezultatų. Kada būtų atskirta ir tam tikra teritorija, kurioje mokiniai jaustųsi saugus, manau, mažiau būtų problemų. Bet mokiniai, žiūrėkit, mokiniai tuo netiki. Štai viena mokytoja pakėlė ranką. Kodėl jūs manot, kad izoliavimas mokyklų būtų blogas dalykas? Tai čia ne visiškas izoliavimas. Ne izoliavimas, tai yra darbo. Mes ne apie tai bet pagalvokit, norint ateiti į šią studiją, ko gero, irgi reikėjo praeiti pro tam tikrą žmogus, kuris būdi ir žiūri, kas įeina ir nebūtinai. Tai tokiu atveju mokykla negali, kas nori vaikščioti. Jokių būdų negali į tą teritoriją eiti, nėra ko ateiti. Yra žmonės, tėvai, aišku, turi paskambinti, susitarti ir pasakyti, kad ateis. Bet mokiniai sekretorių su tuo nesutinka. O štai nei vienas nepasakė, kad taip mes už tokią priemonę. Jie neįsivaizduoja. Mokiniai nėra tokioje situacijoje buvę, kada jie pajaustų saugumą ir kada baigtųsi galbūt tos patyčios, kurios įvyksta, tarkime, kieme už mokyklos kampo, ir kada šitas išnyktų, manau, jie neprieštarautų. Kada jaustųsi saugus. Kalbame čia apie saugumą. Ne izoliavimą, bet saugumą. Gerai, bet ar visos tos priemonės, štai užrakinimas mokyklos tam tikrų metų, vaizdo kamerų įgyvendinimas ar tvorų aptverimas mokyklos, ar jos didintų saugumą, didintų vaikų ir tų pačių mokytojų saugumą? Audriau, kaip jums atrodo, kaip tėvams? Aš tai manau, kad tai gali būti tik tai viena iš priemonių, bet negalima remtis, kad tai išspręs visas problemas. Jeigu nebus gerų tarpusavio santykių, jeigu nebus bendros kūrybos, o bus tik tai vidinė kova, tai mes visą laiką ir turėsime būtent kovos reiškinius. Kaip atrodo jums? Ką reikėtų daryti, kad saugumo mokyklose būtų daugiau, kad jūs jaustumėtės ten geriau? Turit kokių nors idėjų ar ne? Jauni žmonės. Galit ką nors pasiūlyti? Neklaužadą šalint gal iš mokyklos reikėtų? Smurtautojus, agresorius? Manyčiau, kas yra agresorius? Iš kur kyla agresorius? Tai agresorius tas, kuris patyrė agresiją. Reiškia, tie vaikai, kurie atėjo, yra iš kažkokių socialių šeimų, kažkokių tų šeimų, kuriuose galbūt jie patyrė smurtą, patyrė nepriteklių kažkokį. Jie yra dažniausiai tie agresoriai, kurie kelia ranką prieš savo bendramžius. Klausimas yra, kaip tai suvaldyti. Kad tai yra ir egzistuoja, ir turbūt egzistuos. Klausimas, kokiamis proporcijomis egzistuos, jeigu tai bus valdoma ir nevaldoma aplinka. Sukurti saugią mokyklą, sukurti stiprią mokyklą, pasitikinčią mokyklą, ne vien vaikai, tėvai, valdininkai, ne vien mokytojai svarbus, bet svarbu, kad visa bendruomenė veiktų kaip laikrodis, visa bendruomenė suprastų vieni kitus ir laiku reaguotų į tam tikras neigiamas pasiekmes. Tėvų vaidmuo šiandieniniai mokykloje, Audriau, koks jisai šiandien? Ar mokykla priima tėvus, kurie ateina su iniciatyva, siūlo kažką daryti, yra aktyvus? Iš tikrųjų, tai yra toksai požiūris, kad apskritai tėvai neateina į mokyklas.
vyraujantis. Jie būna pradinėse klasėse ir turbūt vėl atsiranda 12 klasėje, kada reikia O susirinkimų dabar nebūna? Jų pažymais. Na, jie būna, bet realus prasme poreikis jisai dingsta. Klausimas yra kodėl. Štai vietoj galvojant apie tą patį pradinėse klasėse, dėl to, kad tai yra turbūt labai aiškus ir ryšys. Tai yra viena mokytoja ir tu su ją kontaktuoji ir tu bendrauji visapusiškai. Vėliau jis išeina į 5 klasę, ryšiai pasidaro neaiškus ir jie dingsta. Vadinasi, mokykla turi kurti sistemą, kaip komunikuoti su tėvais, nes tėvai pasimeta ir nieko nežino, ką toliau daryti. Su tėvidu galėčiau susitikti labai svarbių klausimų. Reikia greičiau informuoti tėvus, jeigu kas nors, reiškia, ką nors mokinys padarė ne taip. Vienas iš tų, man atrodo, kad mokiniai sutiks su tuo savalaikis. Tai kitų šalių ir mes kreipėmės į savivaldybės. Kas turėtų sekretorių informuoti? Mokykla. Bet dar štai Mokytojas, dabar aš tai pasakysiu, reiškia, kas turėtų informuoti. Taip, mokytojas, jis pamokas veda, jis neturi galimybės to daryti. Direktorius irgi neturi tiek galimybių. Turi būti techninis darbuotojas mokyklos raštiniai, kur kitų šalių patirtis labai aiškiai sako. Mokinys netėjo, iškart raštinės darbuotojas, aišku, ne vienas, bet gal keli, įveda į kompiuterį, tėvus iškart informuoja. Bet, ponia Puodžiukai, negi sunku klasės auklėtojui pakelti ragelį ir paskambinti tėvams. Klasės auklėtojas dar veda pamokas. Jis neturi galimybės dėl 4 ar 5 daryti skambučius. Galbūt tėvelis nesilieps, galbūt elektroninis paštas panašiai. Bet iškart, taip pabėgam iš pamokų, bet jeigu tėveliai žino iškart. Ne už savaitės man kaip tėvui reikia žinoti, kad vaikas kiek taip dienų nebuvo. Jau vėlu. Jau tada pasidaro malonumas nelankyti pamokos. Aš dirbu Elektrėnų savivaldybėse Meliškių vidurinėje mokykloje. Mūsų miestelis yra labai mažas. Mes tuos tėvus sutinkam gatvėje vos ne kasdieną. Ir aš visą laiką raginu tėvus, ateikit į mokyklą, ateikit, pažiūrėkit, kaip mokosi jūsų vaikai, kokiomis sąlygomis jie gyvena. Gal jums atrodys kažkas ne taip. Mes kartu tada spręsim tas problemas. Ar dažnai išgirsta jūsų kvietimą? Na, aš norėčiau, kad dažniau išgirstų, negu išgirstų. Retokai kol kas. Taip, retokai. Galbūt tėvai dirba, užsiėmę. Na, bet vis tiek galima surasti minutę. Nebūtinai tų vaikų, kurie ten daro išdaigas, kažką negero padaro, bet ir tų tėvų, kurie vaikai, nekrečia tų pokyčių. Žinot, aš girdėjau tokį pasakymą, sako, važiuoju vasarą pailsėti nuo vaikų. Ar tai neiliustruoja dabartinio tėvų ir vaikų santykių dabartinių požiūrio vieni į kitus? Na, yra tokių tendencijų. Nedaug dėvė vaikai, tėvai išvažiuoja dirbti į užsienį, emigruoja, palieka vaikus dėdėm, tetom, seneliams. Visgi, kaip tai turi įtakos mokiniui, mokyklos lankymui? Ką jūs galvojate apie tą tendenciją, emigracinę tendenciją, kur vis daugiau vaikų auga su dėdėm, tetom? Iš tikrųjų, tai yra baisi situacija. Ir netgi, sakyčiau, turbūt tragiška, bet turbūt mes jos per daug negalime pakeisti, kol esame tokioje turbūt ekonominė situacija arba tokioje naujoje kultūroje. Tai šiandieną vėlgi labai svarbus momentas yra, kad ta pati mokykla ištiestų ranką, bet jinai taip pat vėlgi ribota mūsų minėtų tų pačių finansų taip pat negali. Mes nekalbame apie tikrus tėvus, kurie rūpinasi. Jie šiandieną ir ateina į tą pačią mokyklą ir vienas kitas turbūt ateina ir pas jūs. Nes kalbame apie vidurinę klasę, kurie yra pasimetę ir reikia eiti ir nereikia eiti, ir yra kita klasė, kuri apskritai nesirūpina ir jiems yra dzin ir dar baisiau, jeigu jie yra išvažiavę. Tai tų išvažiavusių klausimas iš tikrųjų tik greitai nesispręs. Ir čia yra labai svarbu, kiek bus stipri bendruomenė. Jeigu valstybė rūpinsis bendruomenės tvirtumu, tai ir šalia esančiais kaimynų vaikais kaimynai pasirūpins. Šiandien yra didelis susvetimėjimas. Ši tendencija, kad tėvai vis mažiau į mokyklą užsuka, iš tiesų yra taip. Kaip ir minėjo svečiai, kad pradinėse mokyklose domisi dar, tarkime, bebaigiant vaikui. Tačiau vėliau lyg ir tas sumažėja. Aš manyčiau, kad čia yra bėda, kad truputėlį turėtų peržiūrėti ir klasės auklėtojai, kurie organizuoja susitikimus su tėvais. Pakeisti pobūdį susirinkimų. Nes dažnai būna taip. Dažnai renkasi tie, tėvai, kurie praktiškai neturi problemų dėl savo vaikų, nes jiems yra malonu išgirsti, kad jų vaikas mokosi gerai, visa kita, ką daryti tiem tėvam, kurie turi problemų. Ir jie labai nemaloniai eina į tuos susirinkimus, o jeigu dar, tarkime, kartais koks netaktiškas, būna kartais ir pedagogai, kad netaktiškai prie visų galbūt yra pasakoma, galbūt ne tai, ką galima sakyti apie tą vaiką.
Ir taip tėvai po truputėlį, tos savo pareigos lik ir atideda, mokyklai palieka. Tai manyčiau, kad čia reiktų peržiūrėti visos mokyklos kultūrą, kaip organizuoti susitikimus, kaip tėvus motyvuoti ir kaip juos vis dėlto prisikviesti į mokyklą, kad padėtų bendrai auklėti tuos pačius vaikus. Nes dažnai tėvai pasako, žinote, mokykloje vaikas išbūna 6-7 valandas, aš jį namie matau 2. Jūs man atsakykite, kas vaiką auklėja? Aš tada atsakau, o vaikas yra kieno? Mokyklos ar jūsų? Tai iš tiesų, jeigu norim kartu susikalbėti, reiškia, ši problema yra kompleksinė. Ir negalime mėtyti vaiko nei tėvam, nei mokyklai, nei bendruomeniai. Vaikas yra mūsų visų. Reiškia, mes visi turime dėti pastangas, kuo didžiausias, kad tas vaikas jaustųsi mokykloje gerai. Na, aš įsivaizduoju, jūs... Manyčiau, reiktų kurti mokyklose saugos prevencinės grupės, kuriuose būtų mokiniai, mokytojai ir tėvai. Kad, ta prasme, visi galėtų vieni su kitais susibendrauti ir gal galų galia geriau pažinti vienas kitą, nes jeigu būna taip, kad mokyklai vaikas daugiau praleidžia laiko negu su tėvais ir tėvus mato labai retai, kad pažintų tėvus. Nes iš tiek daug techninių galimybių randasi šiais laikais bendrauti. Ir internetas, ir telefonai mobilus. Taip. Ar sunku paimti, pakelt ragelį, paskambinti tėvui, pasakyti, tavo vaikas netėjo į pamoką. Ir galbūt mes užkirstumėm kelią daug svarbesnėm, daug rimtesnėm problemom ateityje. Kokios jūsų idėjos? Aš socialinė pedagogė esu gimnazijos ir aš manau, kad vis dėlto reikia pradėti gal nuo mokytojų dalykininkų. Visų pirma, jie pastebė, jeigu vaiko to nėra, ne? Paskui pasakyti apie tai, pranešti būtinai klasės auklėtojui. Ir man atrodo, tą pačią dieną klasės auklėtojas turi pranešti tėvams. Tik tada mes kviečiam tuos tėvus ir tik bendrai visi įjungia tėvus, mokinius, mokytojus, dalykininkus, klasės auklėtoją, socialinį pedagogą, psichologą, spręsim šią problemą ir tada tikrai galbūt pasieksim gerų rezultatų. Jeigu tai būtų daroma dabar, iš karto, šią minutę atsitiko ir mes tą visą padarėm, pranešėm, kur reikia, pakalbėjom su vaiku. Jūs norėjot pasisakyti, ką reikėtų būtent dabar daryti? Kaip jūs įsivaizduojate? Mes kalbam apie bendradarbiavimą, kalbam, kad ir tėvai, ir mokytojai, ir mokiniai, ir bendruomenė turi kartu spręsti šias problemas. Bet dažniausiai tas bendradarbiavimas prasideda, jeigu kokia bėda atsitiko. Kas kaltas? Tai nekaltinkim vieni kitus, spręskim kartu. Labai jums ačiū už palinkėjimą spręsti ne vieniem problemą, bet visiems kartu. Dar jūs norėjote įsiterpti? Aš pritarčiau, kad reikia spręsti visiems kartu, bet kažkodėl visi pradžioj pamini mokytojus ir suaugusius. O būtent reikia mokinių motyvacijos, kurios dabar nėra. Dėl to, kad yra išbarstyta jaunimo vertybių visa vertybių sistema ir daugelis tiesiog nusispjauna į tai, kad jiem reikia, nes jie nenori. Ir tada jau niekas jų neprikalbės nei burtis į kažkokius burelius, nei užsiminėti kažkokią popamokinę veiklą, nei iniciatyviai imtis mokyklos gyvenimo, eiti į tą patį mokinių seimą, tarti su mokytoju dėl kažko, nebūtinai dėl mokyklos gyvenimo, nes į mokytoją galima kreiptis kaip į draugą. Tiesiog reikia suprasti, kad jis yra vyresnis, turi daugiau gyvenimo patirties, o būtent to šiuolaikinis jaunimas, ypač vyresnių nuo 6, nuo 7 klasės mokiniai nesupranta, kad mokytojai yra daug vyresni ir jie mano, jaunimėlis mano, kad jie yra labai protingi, viskas suvokia ir jiem nieko nereikia daugiau sužinoti. Aš noriu padėkoti visiems už atvykimą į šią laidą. Čia buvo laida Praleista pamoka ir mes išsiskiriam tiesiog neįsprendę problemų. Mes išsiskiriam aptarę problemas ir aš manau, kad vien kalbėjimas apie tai, apie realią situaciją, ne apie tokią situaciją, kuri yra parašyta programuose, deklaracijose, bet apie realias problemas ir kalbėjimas su visomis pusėmis, su mokytojais, su tėvais, su švietimo valdininkais, aš manau, kad tai prisidės prie šių problemų sprendimo. Ačiū visiems už atvykimą ir iki kito susitikimo. Projektą remia Lietuvos Respublika. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Projektą vykdo asociacija Naujos jungtys.